Sveiki žiūrovai, prasidėjo vasara ir labai norėjau padaryti laidą apie bėgimą, nes tai yra labai stipriai populiarėjantis sportas Lietuvoje. Daug žmonių susidomi juo pabandyti. Patys matot, kad vyksta daug įvairiausių varžybų, maratonai, pusmaratoniai, šeimos, visokie bėgimai. Ir tas tiesiog sutraukia žmonės judėti. Tai galvojau, su kogi galim būtų tokią padaryti laidą. Ir nusprendžiau padaryti su geriausiais, taip kaip aš mėgstu savo laidose. Tai norėčiau pristatyti žmogų, Aleksandras Sorokin. Nežinau, kiek šios laidos žiūrovų auditorijos tave žino, bet kad daugelis girdėję šitą pavardę tikrai. Truputį papasakosiu, ką esi nuveikęs. Daugkartinis ilgųjų nuotolių bėgimo Lietuvos, Europos pasaulio čempionas, Europos čempionato bronzo medalio laimėtojas, 14 kartų pagerina Lietuvos ilgųjų nuotolių bėgimo rekordus, 100 km pasaulio rekordas, pasaulio bėgimo rekordas, taip pat tau priklauso 6 valandų, 12 valandų, 100 mylių bėgimo pasaulio rekordai. 2022 metais buvo išrinktas geriausių ultramaratonų sportininkų pasaulyje. Ir tau priklauso asmeninis ir berods jau pačio pagerintas paros pasaulio bėgimas. Tai yra 319 km ir 64 metrai. Jo, per parą. Jo, per parą. Čia mano tikriausiai geriausias pasiekimas, nes esu toks lėtas bėgikas, irgi iki šiol skaitau, kad 100 km, netgi 100 km man yra per greita distancija, tai 24 valandos kaip tik mano tas pats. Šiaip dar norėčiau, ką žiūrovai, iš jums pasakyti, kad suprastumėte apie šitą žmogų, apie šitą sportininką, kad čia yra ne šiaip bėgikas atstovaujantis Lietuvą, bėgantis už Lietuvą, bet tai yra ikona visame bėgimo pasaulyje. Tai man iš tikrųjų garbė. Čia toks pristatymas. Iš tikrųjų, žinok, aš asmeniškai mačiau pačią filmą ir mačiau tą visą emociją ir šitą sportą šiek tiek suprantu, nes dirbu pats su keletais skirtingų sportininkų, bet tau linkėjimą nuo Tado Ščegausko, nuo Remigijaus Kančio kauniečių bėgikų, su kuriais bendrauju. Tai žinau, ką šitas sportas reiškia ir kai pastudijavau, ką tu darai, ką reiškia tos ultros, gal tiesiog vadinkim žodžiu ultra, bus lengviau suprasti, nežinai, pas jūs yra tų skirtingų laikų bėgimų, tai va, tos ultros yra truputį daugiau negu pusmaratonis arba maratoną nubėgti. Žiūrėk, aš žinai kaip sugalvojau, kai filmavo laidą su Danu Rapšiu, labai pasiteisino apšilimui padaryti vieną žaidimą. Tiesiog palengvina bendravimą. Tai čia bus blitzas ir tau reikės tiesiog pasirinkti tuo momentu, kas kyla į galvą, kas tau labiau. Pabandom? Taip. Apšilsim, paskui bus lengviau bendrauti. Višta ar kiaušinis? Kiaušinis. Mercedes-Benz ar BMW? Mercedes. Boksas ar plaukimas? Plaukimas. Paplūdimys ar kalnai? Paplūdimys. Žalgiris ar Rytas? Nesakysiu. Privalai. Vieną. Gerai. Vilnius. Galima. Vilnius, jo. Lovoje žiūrėti filmą ar vakarėlis? Lovoje žiūrėti filmą. Klaipėda ar Vilnius? Vilnius. Popsas ar house muzika? House. Vasara ar žiema? Vasara. Laikas su draugais ar būti vienam? Daugiau vienam. Aukštis ar greitis? Greitis. Proteinas ar kretinas? Proteinas. Raudona ar geltona? Geltona. Arbūzas ar bananas? Bananas. Alus ar vynas? Alus. Laikrodis ar batai? Laikrodis. Blondinė ar briunetė? Žmona supyksta. Tai reikia sakyti briunetė. Žinoma. Šuo ar beždžionė? Šuo. Miestas ar kaimas? Miestas. Ledai ar burgeris? Ledai. Tai va, čia aš kaip ir dar kartą pasikartosiu, nebus jokios išvados iš tavo atsakymų. Tiesiog apšilkim, o žiūrovai pasirinks, ką nori patys. Kaip Aleksandrai atsiradai bėgime? Mes truputį prieš tai pakalbėjom su tavim, galvoju, reiktų žiūrovom papasakoti, kad suprastų, jog tu nesi nuo vaikystės tas, kuris bėga ir va dabar atbėga iki to, kur esi. Taip. Jau pradėjau labai vėlai, galima sakyti, nes kai kurie jau baiginėja su sportu.
man buvo 302 metai ir pagrindinis tikslas buvo numesti svorio, nes svėriau apie 100 kg. Nes jaunystėje galima nuo pradžių pradėti. Jaunystėje buvau irkluotojas, baidarių irkluotojas. Buvau gan fit berniukas, 25 metų pabaigiau savo karjerą ir prasidėjo žalingi įpročiai, daug nesveiko maisto, alus, cigaretės ir svoris augo ir vieną gražią dieną aš supratau, kad reikia kažką keisti gyvenime ir pradėjau bėgioti, nes čia paprasčiausias būdas aplamai mesti svorio ir nereikalaujantis jokių papildomų sąlygų, tiesiog išbėgi iš namų ir bėgi. Kodėl tai nebuvo salė tiesiog? Salė, aš kartais nueidavau į salę, bet man kažkaip tai norėjosi judesio, nes salė man vis tiek, kažkaip tai vis tiek bėgimas daugiau sudegina kalorijų ir metasi svoris geriau man. Tai tu norėjai būtent į svorio pirmiausia? Jo, čia pagrindinis tikslas ir reikėjo nukreipti save nuo žalingų įpročių, kad negalvoti visą laiką apie tai ir pradėjau bėgioti. Ir bėgiojau, netgi sudalyvavau vienam ar dviejose pusmaratoniuose ir supratau, kad vis tiek reikia kažkokio tikslo turėti. Šiaip bėgioti, bet be tikslo aš supratau, kad rezultatų nebus gero, nes jau ir senas esu ir tikrai greičio nėra. Ir tada vieną gražią dieną, vaikščiodamas po parką, radau lankstinuką su kvietimu sudalyvauti 100 km bėgime ir pagalvojau, va, čia bus mano iššūkis. Bet tu buvai prieš tai nubėgęs maratoną, kokį pusmaratonį? Ne, daugiausiai buvau nubėgęs pusmaratonį, 21 km. Ir tada bėgsiu 100, ne? Jo, pas mane maratonas atsirado po 100-ko, tai pradėjau ruoštis. Na kaip ruoštis, tiesiog bėgioti, nes nieko nežinojau aplamai apie ultra bėgimą. Ir atėjo tą gražią dieną, aš finišavau, aišku, ten 2 savaitės negalėjau vaikščioti aplamai, viskas skaudėjo, sąnariai, raumenys, kaulai. Čia po to 100 finišą. Jo, bet aš buvau toks patenkintas, kad aš nugalėjau save, finišavau ir man tai labai patiko ir pradėjau ieškoti kitų varžybų ir po truputį, po biškį ir taip įsivėliau tą nesąmonę. Ir taip ir prasidėjo karjera. Prasidėjo paskui pasaulio čempionatai, 100 km, paskui atsirado 24 valandos. Irgi iš pradžių pagalvojau, aš ieškojau visą laiką 100 km varžybas. Vienas Aidas Ardzijauskas, ultrabėgikų vadovas, sako man, tai davai išbandom 24 valandas. Aš pagalvojau, tokios pirmos mintis. 100 km dar apčiopiamas atstumas, tu žinai, kad pabaigsi po 100 km. O čia parą bėgti, kaip, kada, kur, be sustojimų, čia nesąmonė kažkokia tai. Bet pabandžiau. Patiko, aišku patiko, pirmas kartas irgi buvo ten žiauru, ten mėnesį negalėjai normaliai bėgioti ir aplamai. O kaip pas prasiruošimas pirmosiam tom varžybom, atsimeni, kaip jisai buvo? Tiesiog ilgi bėgimai buvo. Ką reiškia ilgi? Nuo 20 iki 30, būna 40 km per treniruotę ir bandai kuo ilgiau atstovėti ant kojų ir viskas. Čia tiesiog kasdieną bėgdavai? Jo, būdavo savaitėje, būna vieną dieną poilsio, bet visą laiką. Dabar aš darausi 2 treniruotės per dieną bėgimas. Vien bėgimo 2 treniruotės? Taip. Ir biškį papasakosiu, gal nieks nežino, mažai kas žino, kaip atrodo aplamai formatas tų bėgimų 100 km ir būtent 24 valandų. Mes nebėgam iš taško A į tašką B, mes bėgam ratais. Jeigu Vilnietis, tai įsivaizduokit kažkur Vingio parkas, arba jeigu Kaune gyvena, tai Ąžuolyno parkas kažkur. Viena bėgama yra ratų ilgis būna apie 2 km. Kiekvienas dalyvis turi čipą, jeigu tai pasaulio čempionatas, tai kiekviena valstybė gauna po palapinę, kur galima pastatyti maistą, gėrimus. Ir va, taisyklės labai paprastos. Startas 9 ryto, sakykime, finišas 9 ryto kitos dienos ir viskas. Ir visi bėga, kas nubėga daugiau, tas ir laimi. Aišku, taisyklės nedraudžia sustoti bet kada. Ta prasme, teoriškai tu gali prabėgti vieną ratą ir viskas, eiti miegot, rūkyti ir paskutinį vėl prabėgti. Jo, ir bus užfiksuotas tau 2-4 km. Ta prasme, šiuose varžybose nėra don't finish.
Aišku, pasaulio Europos čempionatuose taip niekas nedaro, visi bėga ištisai, nori laimėti pirmą vietą ir jo, nubėgama ten apie 300 km. Labai svarbu turėti gerą padėjėją, nes tu bėgi, o padėjėjas tau ir gamina maistą, ir gėrimus, ir, ta prasme, jeigu pilnas suportas. Jo, pakeisti drabužius ir taip toliau, nes tu negali gaišti laiko, sustoti ten kažką maišyti, gaminti maistą ir taip toliau. Ir kai kurie klausinėja, o jūs mėgat, ta prasme, per tas 24 valandas, ar yra pertraukėlės kažkokios, tai galiu papasakoti, kad per paskutinius 3-24 valandas bėgimus aš turėjau vidutiniškai 1 minutį poilsio. Tai prasme, visą laiką tu bėgi. Ir tai reikia su dideliais reikalais tiesiog į tualetą nubėgti, ten viską padarai, kuo greičiau ir bėgi toliau. Visi... O norisi į tą tualetą? Šiaip įdomu. Jo, nes visų pirma, maistas labai yra svarbu, ta prasme, reikia valgyti pastoviai, nes energijos tau, po kažkelių valandų tu tiesiog sustosi, jeigu nieko nevalgysi ir nevartosi maisto. Tai yra paskaičiuota, kad kažkur organizmas gali įsisavinti per valandą 100 gramų angliavandenių, 400 kilokalorijų. Ir mes dalinam per pus, ta prasme, kas pusvalandį suvalgais, išgeri apie 200 kilokalorijų. Jo. Ir maisto sudaro visas... Davai biškį paskui apie maistą pakalbėsim. Jo, gerai. Nes aš turiu šitą temą įsidėjęs, nes čia yra tikrai viena iš labai svarbių temų bėgikams, nes daug kas kelia klausimą ir pas mane būna ateina į svečius pasikonsultuoti ir padiskutuoti, tai galvoju, šitą temą paimsime. Gerai. Klausimas iš karto, kol nepamiršau, kiek iš viso pas tavį yra buvę paros bėgimo varžybų jau? Aš bandžiau paskaičiuoti, tiksliai negaliu, bet 10 arba 11 kažkur ten jau tarpe. Prabėgti. O pats kiek iš jų esi laimėjęs? Nuo 19 metų nesu pralaimėjęs. Tai kiekvienais metais po vienas? Kartais 2 kartais išeina. Pavasarį ir rudenį. Ta prasme, būna taip, kad dažniausiai būna Europos čempas vienais metais, kitais metais pasaulio čempas. Ir čia pagrindinis startas ir čia būna rudenį, o pavasarį dar kažką parinkė. Arba paros bėgimą, arba 100 km bėgimą, taip ir išeina. Dar pareklamuokim, kadangi bus vienas labai didelis renginys, kurį jūs patys organizuojate, tai galim iš karto pareklamuoti, kas nematė dar. Taip. Papasakok trumpai. Rugsėjo 7 dieną Vingio parke bus 150 km, čia bus Lietuvos čempionatas. Yra pakviesti labai top 10 viso pasaulio bėgikų, geriausi bėgikai ir daugelis susidomėjo. Ir galimai, jeigu viskas bus kaip rašo visi, tai visi kontinentai dalyvaus. Tai bus toks mini pasaulio čempas. Tai atvažiuokit, palaikyti ir arba sudalyvauti. O bus rungčių ne paros? Bus 50 arba 100 km. Ir galima bus estafetį padaryti 10 po 10. Tai gal kažkas naują iššūkį savo gyvenime įsikelsit ir pradėsit kaip Aleksandras pradėjo. Why not? Taip. Aš žinau, kad tu kai ruošdavaisi savo paros varžyboms, esi važiavęs į Keniją. Ar tu galėtum papasakoti truputį apie visus tuos procesus, kodėl vykstama tenais, kodėl Kenija, kodėl tu kažkur čia Europoje, mes turime, atrodo, tiek sąlygų, kodėl tenais vyksta? Visų pirma, Kenija čia mėka visų bėgikų, visas pasaulis suvažiuoja tenais. Viena iš priežasčių visų pirma tenais yra geriausi bėgikai. Antra priežastis, kad aukštikalnės. Aukštikalnės čia pagrindinė priežastis, nes ta vietovė kažkur tai 2000 metrų virš jūros lygio. Ir tenais deguonies trūkumas, organizmas adaptuojasi, ištvermė išaugo. Kai tu grįžti žemyn, gali, įkalnė kur nors, 3 kryžių kalnas ar nežinau, Kaune kas yra. Gali bėgti, rūkyti ir neužsidūsti. Taip iš tikrųjų yra. Ir visas pasaulis tenais važiuoja. Yra kelios vietos, aišku, bet daugelis važiuoja tenais būtent. Nes žinau, kad tikrai daug kas dažnai girdė tas aukštikalnės. Tikriausiai nelabai supranta iki galo, žinai, o tai kas su tom aukštikalnėm. O pačiam organizme, kaip visas tas cheminis procesas vyksta? Taip. Truputį gali biškį moksliškai? Moksliškai aš tikrai negaliu papasakot, bet padaugėjo mitochondrijų, visų pirma, hemoglobinas padidėjo, kiekis kraujyje ir ištvermė išauga. Ir moksliškai paskaičiuota, kad ir negali bet kada grįžęs startuoti.
yra du taškai pagrindiniai. Arba iš karto grįžęs, nes organizmas dar nesuprato, kur jisai yra, galima startuoti, arba praėjus 3 savaitėm, nes organizmas grįžta vėl čia, toksai stres jam ir irgi forma krenta ir po 3 savaičių vėl iškyla į piką. Tai va, reikia arba iš karto, arba po 3 savaičių. Paskui vėl ta forma vėl po truputį ir grįžta kaip... O kiek reikia laiko išbūti aukštikalnėse, prasitreniruoti? Skaitosi mažiausiai reikia 3 savaičių, nuo 3 iki 5 savaičių geriausiai būtų. Tai tokios neblogos sportinės atostogos? Jo, pirma savaitė tokia labai sunki, organizmui irgi pulsas pakyla dažniausiai vidutiniškai 10-20 tvinksnių per minutę, nes jam reikia daugiau deguonies duoti organams. Jo, tu bėgi, tau sunku, paskui jisai adaptuojasi ir po truputį keli savo apimtis ir galiausiai ant 3 savaitės išeini į piką. Tai čia labai individualu, reikia keletą kartų suvažiuoti, kad sužinoti, kaip tau geriau. 4 savaitės, pabūti 5, grįžęs. Aš, pavyzdžiui, kai grįžtu iš ten, negaliu startuoti iš karto. Man iš karto duobė. Jo. Ne, aš jaučiu, tu išbėgi ir tu negali nieko padaryti. Visų pirma, skrydis labai ilgokas, 24 valandas išeina, tai toks įsibalansuoja organizmą. Tai reikia atsargiai žiūrėti, tai irgi. Tu esi minėjęs, kad savaitę prieš varžybas tau prasideda sunkiausias toks etapas, ima panika. Taip. Sunku kovoti su savim, susitvarkyti. Ar turi patarimų, nes vis tiek esi tą jau praėjęs ne kartą ir garantuoju su panašiom situacijom susidarė ir kiti mūsų mirtingieji draugai. Na, patarimų aš negaliu duoti, nes man baisu visą laiką. Vis dar nėra recepto? Čia tiesiog reikia išgyventi, čia reikia priimti kaip gyvenimą, nes jeigu tau nebus svarbu, nebus baisu, tai reiškia ir varžybos tau arba nėra svarbios ir neparodysi to rezultato. Organizmui reikia susikaupti, ta baimė tikriausiai ir duoda tą impulsą, pasąmoniai kažkur tai organizmas kaupėsi, jam baisu, bet jisai varžybų dieną ir jisai ir šauna. Tai kas svarbiau? Fizinis pasirengimas ar psichologinis? Irgi sunkus labai klausimas. Visų pirma, ultramaratonuose reikia labai būti motyvuotam ir mylėti tą darbą, nes visą laiką kiekvieną kartą sakau, kad aš nekenčiu varžybų, nes labai reikia kentėti, daug streso, daug skausmo, daug aplamai, toks, žodžiu, labai ekstremalios sąlygos. Ir tas procesas, kai tu nuo nulio iki piko formos, man labai patinka, bet varžybos pačios, tai man mirtis. Tai jeigu procentais turim 100, kiek duotum psichologiniam pasirengimui, kiek fiziniam? Na, negali būti 50-50. Labai svarbios abi pusės, bet procentais negalėčiau pasakyti. Na, sakyčiau vis tiek, fiziškai reikia labai gerai pasiruošti, kad pabaigti 24 valandas, tai 70-30, gal 80-20 fizinis pasirengimas ir psichologinis. Tu ir pats prieš tai sakei, kad į Keniją vykai dėl to, kad ten yra meka, pavadinkim, ir daug stiprių bėgikų, ir ten aš iš tikrųjų mačiau, kad ten kokį kiekį bėga. Bet kodėl jų nėra tarp top paros bėgikų? Kodėl ten yra Aleksandras Sorokin iš Lietuvos, kuris nuvyksta treniruotis į Keniją su elitu, o elito nėra tarp šitų finišuotojų? Visų pirma, ultrabėgimuose nėra pinigų. Čia pagrindinė priežastis tikriausiai. Okay. Antra, dar yra tokia teorija, kad Kenijos bėgikai bėga iki 50, paskui jie susilygina su baltaodžiais. Tai jie iki maratono grubiai, paruošiami. Taip. Paskui greitis plius minus susilygina ir visi bėga vienodai. Netgi, man atrodo, merginos su vaikinas irgi susilygina, kuo ilgesnė distancija. Ir tikriausiai bet priežastis pinigai, nes visų pirma, ten vienintelis vos nebūdas išeiti iš tos skurdo, tik per bėgimą, nes kitaip labai sunku ten. Ten kito sporto nelabai yra. Taip. Bėgimas nuo liūtų. Paleidžia ir varo nuo mažens, treniruojasi. Išgyvensi, neišgyvensi. Supratau.
grįšim tada dabar prie tos temos, kurią aš čia nukėliau ir žinau, kad jinai labai svarbi daugeliui, tai yra apie mitybą. Minėjai, kad yra valgoma intervalais, pats sakei, kad kas pusę valandos berods, taip? Taip. Nes kitur būna, žinau, kad kažkaip kai kurie kas valandą skaičiuoja pavalgymą kažkokį. Tai kaip pas tave atrodo, imkim konkrečiai varžybas. Ne šiaip ką daily valgai, kaip kasdieną, nors šiaip irgi būtų, manau, įdomu, kaip maitinas Aleksandras, bet vat, būtent varžybas. Kaip atrodo, kas tai per mitybą? Na, visų pirma, reikia turėti labai daug įvairaus maisto, nes tu nežinai, ką organizmas norės ir ką gebės virškinti. Bet negali eksperimentuoti per varžybas? Jo, eksperimentuoti irgi negali, bet reikia turėti sąrašą tų kas tau tinka. Kas tau tinka, jo. Iš pradžių tai gan viskas gerai vyksta pagal planą, įpusėjus varžybom. Skrandis irgi pavargsta, nes jam virškinti reikia, didelis stresas, nuovargis labai didelis ir jisai kartais sustoja. Ir tada ypatingai reikia žiūrėti, ką jisai gali suvalgyti, ką jisai nenori valgyti. Ir toks, kaip tu tą žiūri? Taip, toks dialogas, monologas, jo, eina toks monologas, aš įsivaizduoju tą maistą ir bandai, jo, ir ar atmetimas yra? Jo. Bananas. Ne, toliau bėgu. Kiaušinė. Ne. Iš tikrųjų, taip yra. Taip. Labai reikia svarbu. Pažiūrėk, davai, kokį ingredientą, kas atbūna pas tave? To aš galiu pasakyti sąrašą, ką aš vartoju per varžybas. Iš maisto. Čia visas junk foodas, tai yra čipsai, batonėliai. Ne, taip negalima. Ne, tik aš netikiu. Kas yra, kuo mažesniam kiekį, daugiau kalorijų. Tu transriebalai, kad tu valgai. Bet visų pirma, druskos trūksta ir čipsai labai gerai greitai virškina ir labai mažas gerai. Kiekis daug kaloražo. Ir tie sriubos, greito paruošimo sriubos, labai gerai eina, ypač naktį, kai trūksta druskos ir šilto maisto. Ar tu žinai, kad dabar žiūri pusė žmonių, kurie ten sveikai maitinasi, atsidavę sportui, ir Aleksandras Sorokin, kuris yra bėgimo ikona, pasakojo, kaip į varžybas reikia atsinešti čipsų, ledų, ne? Jo, kartais aš postinu, ką aš nupirkau varžybom, kai kurie komentarai ten, eina savo, ką tu čia postini, čia sveiko gyvenimo būdas. No. Bet aš, aišku, nevartoju visų pirma gyvenime, čia tik per varžybas, nes reikia gauti energijos. Čia nežiūri jau ten, sveika, nesveika. Netikiu. Pats kalbėjom, kad reikia atsirinkti prieš varžybas. Tai reiškia, atsirinki gyvenime. Vis tiek bandais ir visą kitą. Visų pirma, jeigu gyvenime vis tiek, jeigu bėgioju normaliai, 2 treniruotės per dieną būna ir 70 km per dieną, tai suvartoju gan daug kalorijų, tai neišeina iš paprasto gero maisto surinkti, nes sprogs skrandis. Tai kartais būna, kad prabėgi tas 50 km per treniruotę ir nubėgi į maksimą, nusipirki litrą ledų, suvartoji dar kažko. Čipsų. Ne, čipsai. Gerai, varžybos, davai rimtai. Tai čipsai, ne? Čipsai. Iš tikrųjų čia čipsai? Taip, čipsai, batonėliai, sausainiai. Kokie batonėliai? Nu, bet kokie, tipo Snickers, Marsai? Snickers, Marsai, jo, kažkokie tai no-name batonėliai. Tiesiog nueini į parduotuvę, aš tai paaiškosiu, paskui nuotrauką siųsiu. Įmesim. Kolos visokiausias su cukrum, be cukraus. O būna normalaus maisto pas tave? Gėliukai. Skaitasi normalus maistas. O dabar sportiniai gėliukai, jo, iš sveikesnio maisto tai galima išskirti bananai, vaisiai. Bananai, apelsinai irgi gerai užeina, nes reikia kaitaliuoti maistą ir skonį reikia kaitaliuoti, nes visą laiką saldaus maisto nepavalgysi, nes po kažkelių valandų, organizmas sakys, ne, duok man kitą. Tai reikia turėti ir rūgštaus maisto, ir saldaus, ir neutralaus. Ir taip bandai miksuoti viską. Žiūrėk, aš dabar galvoju, bėgam parą, ne? Prabėgau aš ten kokių 10-12 valandų, kada prasideda tas sunkiausias dalis. Greičiausiai labai didelį kiekį kortizolio įsiskiria į organizmą. Pavyzdžiui, aš esu toks žmogus, kad prie didelio streso aš atvirkščiai valgyti nenoriu. Žinau, kad yra žmonių grupė irgi tokia, o kaip tada susitvarkyti su savim, kad vis dėlto man, nes privalai, nes sustosi kitaip. Kartais atrodo, kad viskas aš... Ten tu gal jau nieko, aš nenoriu. Kartais ir norisi vemti, netgi sustoja skrandis ir labai reikia žiūrėti ir tą pagauti tą momentą ir pabandyti išlaikyti save. Tai labai padeda mineralinis vanduo su gazais.
pageriai, biški, žiūri, burbuliukai, vėl pradėjo skrandis veikti, vėl kažką bandai po truputį. Ir jo, kartais užeina tokios duobės, tai irgi, kai bėgi irgi, atrodo viskas gerai, paskui krenta, atrodo, nu kam aš, tokios mintys ateina aplamai, ką aš čia darau, nu, čia paskutinis tikrai kartas daugiau nebebėgsiu. Maždaug ką aš čia darau, dar čia valgyti reikia. O minėjai geliukus. Mes šiandien jokios reklamos niekam nedarom, bet tiesiog pasidalinkim, kokius tu geliukus naudoji. Aš eksperimentuoju visą laiką, ieškau, man svarbiausia, kad skonis būtų man prieinamas. Kad irgi tiktų. Taip, nes kartais kai kurie tai atrodo... Įvardink konkrečiai, kokius naudoji. Aš negaliu dabar pasakyti konkrečiai, aš nepamenu pavadinimų. Paskutiniai buvo šitie, kurie bėga dabar... CC tie ar Mountainai? Mountain. Tie brangus. Taip. Ir man tas koncentracija jų patinka, toks patiko, geliukas. Nes mes su Tautvydu Grabausku irgi, jis bandė visokius, jam jie labiausiai, tie, kurie lipo. Bet jų Lietuvoje sunku įsigyti, net ten reikia užsisakinėti internetu viską. Šiaip jau galima, pas mus parduotuvėje yra, bet jie brangokiai jo, 2,60, nes vienas batonėlis, tas geliukas kainuoja jo, galima pigiau. Kiek sueina geliukų? Oi, daug. Jeigu varai ant geliukų, anksčiau aš aplamai varydavau tik tai ant to geliukų, izotoninių gėrimų, bet ir labai daug išeidavo apie, sakyčiau, skaičiuok, kas valandą po 2, tai 50 gal geliukų, bet aišku, visą laiką tu nevalgai jos, jų iki 12 valandų tikrai gali paskui. Tikriausiai po tų varžybų negali geliukų žiūrėti paskui, kurį laiką sapnuoji, kaip geliukai spaudė. Labas, jeigu tau patinka mano kuriamas laidų turinys, drąsiai gali prisijungti prie šio nuostabaus kanalo išlaikymo. Jums tereikia užsukti į mano puslapį papildystas.lt. Norėjau padėkoti, kad esate kartu. Jeigu norite sekti visas naujienas, užsukite į mano Instagramą ir nepamirškite prenumeruoti šio kanalo. Ok, pavyzdžiui, man labai aktualu yra visada papildai. Tokia įdomi tema, žinai. Papildai, kaip atrodo dabar, pavyzdžiui, yra kažkoks pasiruošimas, planai varžybom, kokius papildus tu naudoji, ką vartoji ir paskui kaip tai persikelia į varžybas. Gali pasidalinti? Taip. Visų pirma, aš irgi eksperimentuoju su tais dalykais. Sakykime, 19 metais man pavyko laimėti pasaulio čempą, mano pirmas laimėjimas buvo. Ir aš aplamai bandžiau atsisakyti visų papildų. Aš nežinau, kaip aš ištvėriau. Kaip taip sugalvoji? Jo. Geriau čipsai, ne? Bet pavyko, čipsai labai gerai. Bet dabar esu kaip pro atlet. Ir kartais nueinu ir pasidarau kraujo tyrimus. Ir jeigu trūksta, dažniausiai pas mane trūksta, tai kaip ir pas visus, D vitaminas. Magnio kartais trūksta, jo. Ir geležies, ir hemoglobinas labai krenta, tai man išrašo... Čia nuo krūvio tavo nekrenta? Tikriausiai tie hemoglobinas neatlaiko ir tiesiog miršta anksčiau laiko. Aš pastebėjau, kad anksčiau būdavo prieš 10 metų, sakykime, pas mane vidutiniškai būdavo 150... Normalus, geras, jo. O dabar vos nemaža kraujystė visą laiką, 120. Ton geležies dažnai? Jo, ir man trūksta geležies ir pastoviai aš vartoju. Ir jo, papildomai, kai prasideda krūviai, aš galiu netgi įvardinti, ką aš vartoju. Čia dabar, šiuo metu, sakykime, inozinas. Kiek tu jo vartoji? 2 gramai, 4 tabletės. 2 kartus po 2 tabletės. Ryte ir prieš tefę, ar kaip gerai? Prieš treniruotę ir prieš vakarinį treniruotę. BCA, baltymai. Proteinas. Proteinas. Kaitalioju arba Animal Pack, arba Multipro. Kompleksas, taip. Geležys, D vitaminas papildomai ir omega. Po kiek vartoji D3, pavyzdžiui? Kokiais kiekiais? O dabar maksimaliai, nes buvo trūkumas. Kas yra tavo supratimu? 4000? 4000. Nu, aš nežinau, gal... Ne, yra ir daugiau. Vaistinės tik tai tie gali išrašyti. Taip. Ok. Ir omega. Omega 3, ne? Taip. Kiek suvartoji omegos? 2 kapsulės. Irgi vaistiniai perki? Jo. Kas jums tom vaistiniams sportininkams? Pro atletai ir vaistinės perka papildų sportą. Negalim tai daryti. Nes aš visą laiką skaitau straipsnius, kai kurie sako, čia labai gerai, kai kurie rašo atvirkščiai, čia nesąmonė, čia tik tai pinigų. O tu pabandyk
paim produktus, tiesiog paskaityti sudėtis jų ir suprasti, kas yra gerai, kas negerai, žinai. Aš nenoriu nieko važiuoti, bet daugelis supranta, kas paskaito ir supranta, kad, nu, tu gali už tos pačius pinigus nupirkti dvigubai didesnę koncentraciją, žinai, tiesiog. Nes farmacijų biznis yra tiesiog kitoks. Nu, aš pasidomėsiu, tau paskui parašysiu. Jeigu ką. O varžybos? Vat kaip ten persikėlė papildų varžybų dieną? Va čia labai įdomu. Prieš varžybas gal porą dienų vartoju, paskui nustoju vartoti, nes neapkraunu papildomai organizmo ir, tarasme, iš savo resursų bėgau. Nes... Bet ten, pavyzdžiui, BCA aškės kažkokias gerai per varžybas? Ne. Proteiną? Ne. Nes kartais, bet matai, tu bėgi ekstremaliom sąlygom, tiesiog jau proteinas tau nepadės nieko. Nu jo, tiesiog tu bėgi ir viskas. Bet BCA gal iš principo, nu, vienos ar kitos formos aminorūgštis galėtų padėti šiek tiek. Teoriškai taip. Bet tikriausiai pasakai savo, ar noriu minkių, ne, nenoriu. Noriu čipsų šiandien. Dabar va su šito sustojimu, žinai. O gelių, kai sakė jo, paskui izotoninius gėrimus, daug sueina jų. Jo. O tu pirkėsi jau gatavus ar miltukais maišais? Ne, miltukais, jo. Dažniausiai tai aš irgi pagal skonį, nes vis tiek mineralų mažai eina. Nepririnksi jų gerdamas. Nors jeigu kas valandą gerti, tai normaliai išeina. Jeigu izotoniniai geri su geru kiekiu elektrolitų, tai gali surinkti iš tikrųjų. Vis tiek kiek kas valandą laiko išgeri? Kaip ten normuojamas tas vanduo, kažkaip skaičiuojat jūs? Jo, ir vanduo irgi normuojam, nes jeigu įprasta diena, aišku, šiandien karšta, būtų daugiau skysčių suvartota, bet dažniausiai eina 500 mg valandai. Į valandą? Jo, tai 10 litrų minimum išgeri, 12 ar daugiau. Per varžybas. Taip. Tai dažniausiai tai būna izotoninis gėrimas arba kola fanta arba paprastas vanduo mineralinis, jeigu reikia pramušti skrandį. O šiaip ten tikriausiai paprasto gryno vandens net nebelieka kada gerti. Nes reikia tos svarbiau yra tiesiog su kokiais mineralais. Nu, supratau. Žiūrėk, aš visada, o čia tokį maišą turiu šį kartą irgi, atvažiuoju į savo laidas netuščiom. Ir galvoju, šį kartą atsivešiu pas tai svečius. Šio bei to, vis tiek proatletas, reikia papildų. Pats aš dirbu su papildais nemažai. Mano arkliukas ir yra būtent sportinė mityba. Padedu įvairiems sportininkams skirtingų disciplinų. Ir turim tokį naujo italų brandą, Plus Sport Nutrition. Jie būtent dirba labai stipriai su įvairiais olimpiniais sportininkais. Jie dirba su to vadinamu endurance ištvermės sportu ir ten turi tikrai nemažai būtent susikoncentravę visokie bėgimai, dviračiai. Tai, kas pas italus yra iš tikrųjų populiaru. Ir aš su jais pradėjom būtent, kad, kaip sakant, galėtume paruošti žmonės Lietuvoje kokybiškais papildais ir papasakosiu, ką aš čia tau atvežiu. Labai įdomu. Jo, tai pirmiausia, ką ir pats minėjai, kad vartoji BCA. Tai kodėl BCA yra svarbu tokiems sportininkams, arba nesvarbu, jūs ten minat dviračius, plaukėt, tai yra būtent BCA aminorūgštys yra labai svarbus leucinas, tai yra pati svarbiausia aminorūgštis, kuri būtent atsakinga už raumens neardymą, paprastai tai pasakykim. Tai ką būtent šitos BCA sako, 10-1-1, kad tai yra santykis leucino. Tai yra būtent 10, tai yra daugiausia leucinų lyginant su valinu ir izoleucinu. Tai šitoj vietoj būtent šitos aminkės yra su labai dideliu santykiu ir per servingą tu gausi, per 4 kapsules gausi 4 gramus, kas yra dienos dozė. Tai principai tu gali įsimėtyti 2 ryte, 2 vakare arba kaip po sporto mėgsti ir tiesiog tau didelis kiekis leucino, kas yra svarbu. Šiaip dar gali rinktis, pavyzdžiui, su Tautinu mes tai naudojam HMB. HMB yra metabolituotas leucinas, kuris irgi yra principė tik tai leucinas paimtas ir išdidintas. Tai irgi galima tą vartoti, nes tai yra pati svarbiausia aminorūgštis, ne tiek svarbios, kiek kitos jūsų sporte. Šitam sporte būtent tas leucinas. Tada čia tikriausiai daugelis sportininkų neapsieitų be elektrolitų. Tai elektrolitai su didelės koncentracijos kalių, kur yra vienas iš svarbiausių, ypač jūsų sporte. Tai čia patogu, kad viskas yra maišiukai, sunormuota, sudozuota. Tai tiesiog maišiukus piliesi, toks citrinų gėrimas, pats ragavau, bandžiau, man visai patiko, nedirgino. Tai jo, koncentracija nemaža. Tai tiesiog išsibandysi, gal tiks, gal patiks. Ir toks naujas produktas, kurį irgi italai užsipatentavo, tai Flex Mobility. Nežinau, man atrodo, kiek tu pasakai, tu neminėjai, bet žinau, kad esi po operacijos. Tai šitas produktas tikrai to padės. Čia yra būtent į Flex, tai jau suprantam, kad yra į sąnarius. Čia yra kolagenas. Bet ne šiaip su kolagenas, o yra
dviejų rūšių kolagenas, kuris yra patentuotas, tai yra Fortigelis, nežinau, kiek kas yra girdėję, tai būtent yra kolagenas hidrolizuotas, kuris, kuo jis yra skiriasi nuo kitų įvairių kolagenų. Yra daryti moksliniai tyrimai, čia ne šiaip kažkas sugalvojo ir papasakojo, yra padaryti moksliniai tyrimai, buvo tyriami, testuojami berods 48 žmonės, iš jų buvo pusė placebo, pusė buvo būtent su šitų Fortigelių, kurie vartojo po 10 gramų būtent šio kolageno. Ir buvo tikrinama su magnetiniu rezonansu į kremzlės, kaip jos atsistatinėja būtent jungiamuose sąnariuose. Ir per pusantro mėnesio tiesiog kremzlės pačios atsiaugino. Tai vat būtent šitas kolagenas, būtent Fortigel, ką jau minėjau, kuris yra šitoje sudėtyje, būtent daro šitą darbą. O kitas kolagenas yra irgi patentuotas Body Balance, kuris yra būtent atsakingas už raumenyse kolageno atsargas. Beje, ką minėjau apie kremzlės, kad suprastumėt, 70% kremzlės būtent sudaro kolagenas. Tai vat kolagenas tikrai veikia, jeigu jį mes naudojam teisingai ir teisinga. Aišku, prie šito kolageno yra pridėta hialuronas, mineralai tokie kaip magnis, manganas, tas pats kalcis, tai čia tiesiog tokia bazė, kuri dažniausiai prie visko eina. Bet būtent visa fiškė, visas arkliukas yra apie va, tas dviejų rūšių kolageną, kuris jūsų sporte, manau, tikrai gali padėti. Aš įsivaizduoju, ką reiškia tokį krūviai ir ką reiškia priimti sąnariams. Ir labai tikiuosi, kad pabandys ir gal patiks ir patiks. Viskas tikrint ar patikrinti. Kaip sakant, panaudosiu, rizikos jokios nėra. Dedam čia. Tai va, tai, okei, papildus pakalbėjom. Taip, dar liko pas mane keletas klausimų, ko mes šiandien iškepėm. Kiek šiandien laukia laipsnių, kažin? 24 jaučiu. Dar noriu truputį nusikelt su tavim į varžybas. Minėjai, kad praėjus 12 valandų nuo starto prasideda sunkiausias laikotarpis. Kaip su tuo tvarkaisi, kas vyksta pas tave galvoje? Nesakai, kad nieko nevyksta, vyksta kažkas. Vyksta procesai tam tikrai įdomu. Jo, čia, visų pirma, pačios varžybos, kaip aš skaitau, prasideda būtent įpusėjus. Nes pirmoje pradžioje visi gali bėgti. Vat, kas sugeba bėgti antrąją pusę, tai tas ir laimi. Ir ateina naktis, norisi miego, organizmas atsisako dirbti, bet reikia toliau bėgti, motyvuoti kažkaip tai save. Ir čia sunkiausia dalis. Ir kaip su to susidoroti irgi man didelis klausimas. Tu tiesiog turi būti... Ką tu sau sakai, Aleksandrai? Turi būti motyvuotas toksai. Aš tau sakau, aš sakau ir mane, ir padėjėjas visą laiką su manim važiuoja brolis, treneris, tai jie ragina, davai, tu gali irgi, tai padeda morališkai. Aš bandau kažkaip tai pozityviai save nuteikti, galvoju apie žmoną, apie draugus, kurie dabar žiūri mane ir serga už mane. Ir sakau savo visą laiką, tai kažkada pasibaigs ir viskas, tu bėgi. Pamažu tas laikas vis tiek ateis ir ateis tas finišas. Tu tikrai svajoji apie finišą ir tu svajoji dažniausiai, kad kuo greičiau saulė patikėtų. Visų pirma, čia ženklas, kad greitai pasibaigs varžybos ir saulė duoda tos tau energijos, kaip organizmas atsibūsta ir kaip ir lengviau bėga. O dažnai žiūri, pavyzdžiui, laikrodį, kiek liko? Nes tas nervuoja, žinau. Ir visų pirma, labai sustoja tas laikas. Atrodo, bėgi, pažiūri 5 minutės. Nes aš lygiai, aš darydavau kardio, atsimenu, būdavau po valandą, man reikėdavo, kai varžybų laikotarpis būdavo. Ir aš specialiai būdavau ant kardio treniruoklių, užsidėdavau rankšluos, tik kad aš nematyčiau, kiek lika. Nes jeigu aš matau, dar pusę valandos, atrodo, aš jau tiek čia laiko varau, žinai. Tai aš bandau suprasti tavo vietą, žinai. Okei, liko 17 valandų. Iš pradžių tu galvoji į priekį kažkur tai 10 km į priekį. Aš suvalgysiu kažką, pavartosiu kažką, 5 ratai čia irgi easy, krenta kaip žinai. O paskui tas ratas taip pailgėja, atrodo, bėgi, tas posūkis, iki to posūkio dar tiek reikia, eina savo, tai Ir vis tiek, kai pusėja, tai jau į mažėjančią pusę eina irgi taip lengviau morališkai. Ir kai lieka kažkur tai apskaičiuoju, kad maždaug 200 ratų iki finišo ir pradedi skaičiuoti 19, 18, jau mažai, tai save ragini ir irgi.
sunkus dalykas, bet be to neišgyvensi, tu žinai, čia visų pirma mano pasirinkimas, aš žinau, kad skaudės ir reikės kestis skausmą ir taip toliau, nenori nebėg ir viskas, čia tu pasirinkai. Okay. Nu jo, teisingai, niekas neprivertė. Taip. Minėjai, kad važiuoja brolis, dar žinau, kad turi tokią įdomią tradiciją. Tėtis ir brolis pasirašo ant tavo batelių. Taip. Kiek laiko šią tradiciją turi ir ką jie tau reiškia? Na, čia daugiau iš moralinės pusės, bet jo, tas ir prasidėjo, kai pavyko pagerinti savo pirmąjį pasaulio rekordą. Buvau ant batelių pasirašyti ir va, čia tapo ir tradicija. Ir ne tik tėtis ir brolis, pasirašo ir žmona, močiutė, mama pasirašo, tai visi, kas telpa, tas ir rašosi. O žmona važiuoja varžybas? Ne, žmona nevažiuoja. Bet labai serga žiūrėdama online. Aš žinau, jinai tiesiogiai pasakojo, jinai per interviu, kad sėdi ir pastovi visą parą ir stebi. Taip. Bando, sako, užmygti. Bet tikriausiai nebūtų tau lengviau, jeigu jinai būtų šalia, ne? Nemanau, neturiu patirties, bet aš manau, kad jinai vis tiek tokia ragintų mane. Ir jeigu aš sustočiau, tai užmuštų mane kur nors ten. Netrodo, kaip ta moteris. Kiek mačiau per interviu. Vienas dalykas yra laimėti, o kitas dalykas yra būti pripažintam kitų atletų, jog esi geriausias. Kaip manai, kaip tau tai pavyko? Na, čia taip specialiai nebuvo daryta, bet palaipsniui taip vieną gražią dieną pabandy ir supranti, kad visų pirma, kai laimėjai pasaulio čempionatą, tu automatiškai tapai geriausia. Tai jo, čia iš tikrųjų labai sunki našta, nes visi žiūri, lyginasi į tave ir tokie du minusai. Minusas yra ir pliusas yra. Minusas tame, kad pastoviai jauti spaudimą, ypač kai organizuoji varžybas būtent Vilniuje, nes patirtis yra praeitų metų patirtis, kad didžiulis minusas, kad spaudimas labai morališkai didelis, o iš kitos pusės labai didelis palaikymas. Ir kai bėgau paskutinę valandą, ten liko 2 valandas, kai atėjo minia žmonių ir labai palaiko, buvo labai didelis palaikymas, tai labai morališkai duoda tą impulsą ir tu gali bėgti daugiau, ilgiau ir greičiau. Bet jo, kartais vakarais ypač ateina tie tokios mintis, labai sunku, nes atrodo viskas pastatyta ant kortos ir tokios. Jo, bet supranti, Aleksandrai, kad vienas dalykas yra, kai tave žiūri žmonės, palaiko, sveikina. O kitas dalykas, kai eilė tikrai puikių gerų atletų į tave lygiuojasi ir nepavydi, o palaiko ir visa kita. Va čia yra, kaip tą pavyksta pasiekti, nes daugelis, kažkas prieš kažką laimėjo, tie pavydė, pasveikino, bet jisai pavydė tam žmogui. O tau jie nepavydė, matosi, iš tikrųjų gerbė ir yra tas toksai, man tai buvo tas reginys stulbinantis, kai tu įėjai į tą valgyklą ir kai ploja ir visa kita ir wow. Jo, iš tikrųjų, ultrabėgikų bendruomenė, jinai tokia draugiška labai, nes ir per pasaulio čempionatą netgi, kai bėgi, nesvarbu iš kokios tų valstybės, visi tave palaiko. Čia labai, nes visi žino, kaip tau yra sunku, nes visi buvusi bėgikai ir palaikymas labai didelis iš visų komandų, netgi paduoda tau, jeigu labai karštai, ten kempinį paduoti, apsipilti vandeniu, tai tikrai, jo. Skaudžiausias gyvenimo pralaimėjimas? Jų buvo tikrai. Bet tas kas tau? Buvo netgi toks laikotarpis 17 metais, kai aš bandžiau mesti sportą, ta prasme mečiau sportą, nes buvau pasirašęs sutartį dirbti užsienį statybose, nes 2 bėgimai iš eilės, ten nepavyko man, netgi krito rezultatas ir aš supratau, kad dirbi ir nėra rezultatų, reikia kažką keisti gyvenime. Ir tikriausiai ten buvo labai didelė krizė tokia. Ir nusprendžiau viskas stoti. Ir mane išgelbėjo vienos varžybos, kurios vyko Graikijoje, Spartatlonas. Čia labai garsus bėgimas nuo Atėnų iki Spartos, nes registracija vyko prieš metus. Na, aš pagalvoju, padėsiu tą galutinį tašką, būtent šiose varžybose. Pradėjau ruoštis
ir man pavyko laimėti tas varžybas ir supratau, kad kažką galiu šiame sporte ir grįžau. Bet vis tiek pradirbau keletą mėnesių, bet supratau, kad ne, reikia kažką išbandyti ir po tos krizės ir prasidėjo mano pirmas medalis 18 metais bronza Europos čempionate, kuri buvo irgi iškovota ant dantų, nes ta bronza man prilygo auksui. Nes irgi dažniausiai būdavo taip, kad aš bėgu pirmąją pusę labai gerai, kaip aš sakau, kad visi gali bėgti tą pirmąją pusę. Tempą gerą užsikelia. Jo, užsikelia tempą, pranašumas nuo antros vietos netgi ten apie 20 km, labai daug. Ir vyksta lūžis ties 12-14 valandas, aš supratau, kad viskas, varžybos pralaimėtos, nes ant tiek greitis krenta, kad tu matai tiesiog, kad tave varžovai vejasi, jau tu antras, trečias. 4-5 viskas morališkai žlugęs ir tose varžybose 18 metais vėl, kai aš grįžau į sportą, irgi tas pats prasidėjo pranašumas, pirmauju, lūžis, pirmas, antras, jau lieka 4 valandas, aš neiškentėsiu, galvoju savo bėgu, jau morališkai lūžęs, dar 3 vietoje, bet labai arti ten 4, 5, 6 vietos bėgikai. Šalia manęs tiesiog atsiranda kažkoks tai bėgikas, kuris nepretenduoja prizinės vietas, tiesiog jisai susilygino su manim, kažką pradėjo šnekėti, tu gali, davai nepasiduok. Ir žinai, kaip filmuose, toksai Bruce Lee, prisimena savo mokytoją. Iš tikrųjų, taip ir vyko kažkas panašiai. Aš pagalvoju, vis tiek, pabandysiu bėgti, nesustosiu, kovosiu iki galo, tegul aš nebūsiu trečias. Bet jums bus sunku iškovoti, atsimti mano medalį. Ir pavyko išlaikyti ir buvo pirmas medalis ir taip, džiaugsmo, ašaros. Ok. Tu esi pasakęs, kad ultra yra senukų sportas. Ir aš žinau, kad yra 2-3 parų bėgimai. Ar kažkada mes pamatysim tave ten? Jo, tikriausiai ateina tas laikas, kad aš turiu tikriausiai keletą šūvių paskutinių ant 100 km 24 valandų bėgimo. Paskui reikės kažką keisti, arba pabaigti su sportu, arba pereiti prie ilgesnių distancijų, kur nėra tokių greičių. Ir jo, ir šiemet, jeigu nebūtų to stresinio lūžio kaulo, kilintai šiandien? 3. Už savaitės vyks pirmasis pasaulio čempionatas 2 parų. Čia pirmasis? Jo, oficialus. Šiaip varžybos vyksta. Būtum dalyvavęs? Jo, norėjau sudalyvauti, bet trauma pakeitė mano planus, tai gal kitais metais gal. Tai reiškia, yra dar tokių dar yra, kur iššausi. Tai gal žiūrėk. Bet aš neįsivaizduoju, kaip žmonės. Vieną naktį tu gali iškentėti normaliai, prasme, įprastai. Bet kaip iškentėti antrą naktį? Tai gal ir ultra triatlonui pagalvok pasiruošti? Triatlonui čia nuo nulio, čia plaukimas, dviratį čia nuo nulio. Bet žinok, tu nuo nulio irgi pažiūrėk. Nuo nulio pradėjai prieš 10 metų. Kur esi šiandieną? Prašom. Ultra triatlonas irgi senukų sportas, beje. Ten irgi nuo 40 hebra pradeda daryti kažką. Tai prašom, dar laiko turi, dar tau tik 42, tai... Po tų pasakojimų, kai oda plyšta nuo kūno po plaukimo, tai žinai, nelabai norisi. Bet, žinai, viskas išbandoma. Jo, niekada nesakyti, ne. Jo. Paskutinis klausimas. Dažnai daug kas pradeda žmonės bėgioti, vėliau ten užsikabina ant kažkokio pabandyti 10 km nubėgti, kiti tenais pusmaratonį kažkas, paskui perina į maratoną, galvoja, kad reikia bėgti. Ar geram bėgikui pakanka tik tai bėgti, kaip fizinis pasirengimas? Tikrai ne. Reikia, minimum. Visų pirma, aš savo patirties sakau, kad išvengti traumų ir turėti gerą kūną, nes bėgimas aplamai. Ten dalyvauja keletas raumenų grupės ir viskas. O palaikyti reikia visą kūną, tai tikrai reikia minimum 2 kartus per savaitę nueiti į salę. Ir daryti cross trainingą. Ir ne tik salę, dviratis, jeigu kas moka su slidėm cross country nuo kalnų, čia traumuosi ten, kur nors lėksiu, bet lygumos slidės, ja. Plaukimas.
Labai, man patinka visų pirma, aš kartais, ypač vasarą, kur nors ežere. Tai pažiūrėk, iki ultros triatlono tau čia tik tai dviratį reikia gerai praminti, jeigu jau plaukimas patinka. Jo, iš tikrųjų dviračio buvo patirties, nes kai lūžis buvo, vaikščiot galėjau, bėgiot negalėjau, tai sėdėjau ant dviračio ir pakankamai daug sėdėjau žiemą Portugalijoje, tai pavažinėjau normaliai. Neleidai savo. Ne, sustoti ne. Tai fizinis pasirengimas reikalingas? Taip, būtinai. Tai reiškia, antroje laidoje pamatysite mūsų būtent treniruotę, kur aš nežinau, ką mes parduosime. Man bus gėda rodyti, nes visų pirma, aš matau, kad žmonės žino apie svorių, ta prasme, štangos pratimus. Tai mes darysim tau treniruotę, mes galėsim pamiksuoti. Va, čia tai gerai. Aš tau neliepsiu, aš tas tikrai neliepsiu dabar ten gulti po štangom ir mirties trauką su 300 kg. Ir sakysiu, oi, žiūrėkit, Aleksandras ten padaro tik su 60 kg. Ne, nu tai čia nedarysim tokių dalykų, nes visi suprantam, kad mes esame iš skirtingų sporto disciplinų ir man tiesiog pačiam labai įdomu parodyti, nes tikrai nežinau, ar galima kur surasti tokią informaciją, kaip atrodo tau treniruotė fizinio pasirinkimo, mes ją tiesiog padarysim. Ok? Super. Tai gerai, bičiuliai, keliaujam į antrą laidos dalį ir tenais pasportuosim. Jo, pirma taisyklė, nusiimkit batus, nusiaukit batus. Šiaip negalima sporto salėje, mane kartą išvarė, sako, ką tu čia be batų. Nežinau, čia svoriai pas mus skirčius tikriausiai, jo. Tai pabandysim. Aš tai darau su 250. Tai jau čia nepaimsi, žinau. Kaip dažnai keiti batus bėgimo? Kilometražas per metus būna 10-12 tūkstančių. Per metus 10-12 tūkstančių. Jo. Čia kaip mašinas išeina. Tepalus keisti reikia? Ir tai išeina 10 parų, jo. Turi dar kitų gyvenime hobių, kas patinka, ko domiesi, ką užsiemi, nežinau, kolekcionuoji markutės ar nors? Tai video žaidimai. PlayStation. PlayStation žaidė? Jo. Kelintą turi? 5.